Sveiki visi, su jumis sveikinasi Mac pamokos lietuviškai ir šiandien aš jums pristatau antrąją seriją, kurioje mes išmoksime, kaip nusistatyti jūsų kompiuterį. Taigi, pirmiausia, einame ant Apple logotipo viršuje meniu juostoje ir tada pasirenkame System Preferences. Taip pat jūs tai galite greičiau padaryti, jeigu turite šitam doke, tiesiog pasirinkite System Preferences. Toliau, pirmiausia, taip, yra penkios nustatymų rūšys. Tai iš esmės čia yra viskas susiję su desktopu, su šita juosta. Toliau, tai yra susiję su visokiais priedais, pavyzdžiui, diskai, su rezoliucija, su klaviatūra, su tele. Toliau, trečias yra susijęs su internetu. Ketvirtas yra susijęs su pačia sistema, tai yra visokie useriai, nauji accountai, mikrofonas, atnaujinimai visokie. Ir paskutinis yra tai jūsų, pavyzdžiui, kad ir flash playeris, tai ką jūs patys jau esat instaliavę ir ką vėliau galima pakeisti nustatymuose tenai. Taip, tai pirmiausia, tikriausiai svarbiausias dalykas, tai yra language and text. Tai yra pirmasis dalykas, kurį jūs turėtumėte susitvarkyti. Paspaudžiame language and text. Ir čia mes pasikeisime klaviatūros, kad rodytų šitaip. Nes pas jūs nebus galima pasirinkti tokio dalyko. Tai pirmiausia, einame į input source ir tiesiog užžymime, ką mes norime turėti šitoj juostoj. Ne juostoj, kokias kalbas norime turėti klaviatūroje. Tai atsiprašau. Taip. Ir va čia, aš todėl ir buvo mano klaida, dėl to, kad aš čionai rinkaus. Ir va čionai vėliau bandžiau rinktis, bet va čionai, tik tai po kiek laiko aš supratau, kaip reikia pasikeisti kalbą. Žodžiu, užtrukau. Gerai, taigi toliau einame į mouse, į pelės settingus ir čionai galite pasirinkti kokiu greičiu, koks pelės yra jautrumas. Aš išsistatau ant tokio visą laiką. Atsiprašau, ant tokio. Ne, tokio. Čionai, kai jūs paspaudžiate 2 kartus ant savo, jeigu turite tokią Mac pelę baltą, aš įdėsiu nuotraukų, kaip jinai atrodo tikriausiai. Jinai yra, aš jos dabar nebenaudoju, jinai man yra nepatogi, aš naudoju paprastą pelę, savo nusipirktą, bet tenai yra kitokie nustatymai, gal kada padarysiu video, kaip reikia ją naudoti. Dėl to, kad ten labai yra ši pelė, labai, ta prasme, turi daug tų funkcijų, tačiau man jinai yra nepatogi. Toliau čia galite pasirinkti, ar kairysis, ar dešinysis atlieka funkciją. Ir čia, kaip čia dabar paaiškinti, pavyzdžiui, kai yra naršyklė, kai jūs naršate po kokį nors puslapį ir tiesiog sukate rutuliuką į apačią, kad nueitų į puslapio pačią apačią, tai va koks greitis turi būti. Ir toliau kaip čia ir viskas. Va čia galite va tokia pelė yra, nekelsiu nuotraukos, su tokia yra pelė. Na gerai, toliau einame prie klaviatūros. Taigi, čianai galite pasirinkti svarbiausias dalykas, tai galite pasirinkti F1, F2, F3. Tai visus šitus mygtukus, kur aš aiškinau praeitą pamoką, galite pasirinkti kaip paprastus mygtukus. Ir štai. Toliau čia galite susidaryti irgi tuos, atsimenate, aš jums pasakau, kaip reiks užsibinyti F5 ir F6 mygtukus. Tai va čia galite viską susitvarkyti. Bus atskira pamoka, nes čia reikėtų biškį ilgiau prasidėti prie to. Čia galite atstatyti tiesiog viskas kalba, jeigu jūs kažką netai padarėte. Ir beje, čia matote, kiek procentų yra klaviatūrai. Ir čia matote, bet čia turėtumėte, jeigu naudosite tą Mac pelę, kur aš jums pasakau, tą, kurią turite tokią baltą, arba jeigu jos neturite, tai jeigu jūs ją turėsite, arba turite, tai va čia turėsis matyti toksai
irgi lygiai toks pat. Gerai, toliau einame prie desktop and screensaver. Čia galite pasikeisti savo desktopą, pavyzdžiui, toksai. Žinoma, čia bus kitokios, tikriausiai kitokie paveiksliukai bus pas jūs, nes pas mane dabar yra neupdatintas macOS'as, aš dabar jo neupdatinau, nes buvau išvažiavęs ir todėl negalėjau daryti video toliau. Va, čia galite pasirinkti. Galite pasirinkti change pictures every 30 minutes ir galite va taip toliau 15, kas 15 minučių pakeisti nuotrauką, kas 5, kas minutę, kas 5 sekundės. Įdomu, kad taip atrodytų. Na taip, gerai. Taigi aš pakeisiu kas 5 minutės. O čia galite beje pasirinkti tiesiog paprastą spalvą, jeigu jūs taip norite. Nors, ta prasme, aš nežinau, kam yra sukurtas šitas, nemanau, kad kažkas norės taip. Tai gerai, change pictures every 5 minutes. Va, gerai. Ir va čia galite pridėti naują nuotrauką. Ir tada, jums čia irgi bus toks atskiras, na, pavyzdžiui, jeigu norite savo nuotrauką įsidėti. Ir toliau yra screensaveris. Ir dabar nėra. Ir pavyzdžiui, jeigu po 15 minučių nieko, ne, po 20 minučių atsiprašau, jeigu nieko nebūna, tiesiog pasileidžia va tokia animacija. Kažkur iš jų, kurią jūs pasirinksite. Ir galite nusistatyti anksčiau, galite use random, galite su laikrodžiu. Taigi, ir dabar grįžtame toliau prie mūsų nustatymų. Ir toliau aš norėčiau apžvelgti dar security and privacy. Čia yra pagrindiniai nustatymai, firewall, file vault. Tai čia kaip, pavyzdžiui, jeigu blokuoja firewallas, tiesiog kad žinotumėte, kur ieškoti, jeigu reiks pasikeisti. Ir tada toliau einame prie network, aš jums to nerodysiu, bet čia yra, na, kaip supratote, internetas pagrindinis, ten yra mano IP visą, aš nenoriu įrodyti, tačiau galite čia pasižiūrėti savo, prie kur jūs prisijungėte ir taip toliau. Toliau yra user and groups, čia taip pat neįsiu, bet tenai galite susitvarkyti ir sukurti naują accountą, pavyzdžiui, kokio jums ten reikia. Sakykime, jeigu norite sukurti nuo accountą, tenai nueinate, paspaudžiate tokią spyną, kad atsirakintų ir tada pridėte naują userę. Ten toliau, manau, patys suprasite, kaip ką daryti. Ir jeigu norite, jeigu esate, pavyzdžiui, jeigu turite sūnų ir nenorite, kad jis daug sėdėtų prie kompiuterio, galite užstatyti parental controls. Ir tada jūs galėsite stebėti, ką jūsų vaikas ten veikia, arba jeigu norite tiesiog, sakykime, brolį savo mažesnį ar kažką tokio. Ir laikas ir data. Čia viskas, aišku, galite nusistatyti datą, laiką, laiko zoną. Ir, pavyzdžiui, laikrodį kokį norite, kad rodytų. Toliau software update. Galite atsinaujinti savo įrangą. Mikrofonas. Ir kaip, šičia, aš manau, yra pati svarbiausia dalis nustatymų, nes aš, kaip matėte, tikriausiai čia visų neapžvelgiau, nes jos yra nelabai visos reikalingos, kai kurios, ta prasme, jeigu jums reikės, jūs sužinosite, bet aš noriu parodyti pačias svarbiausias. Mikrofone čia nėra labai nieko svarbaus, Time Machine, galite išsaugoti savo diską, galite padaryti tokį, kaip supratau, antrą, nesu to bandęs, ir išsaugoti savo visą šitą diską. Visą Macintosh HD diską. Ir čia paspaudus Startup disk, jūs matysite savo diskus, savo pagrindinį diską, ir jeigu jūs, pavyzdžiui, galėsiu vėliau išmokyti, kaip įsinstaliuoti Windowsus į savo kompiuterį, arba tiesiog padalyti savo diską į kelias dalis, tai aš galėsiu, tiesiog čia bus keli diskai su jų pavadinimais surašyti.
Ir kaip ir viskas, o čionai other, tai yra, kaip aš jums pasakojau, pavyzdžiui, bamboo, tai yra mano planšetė, ant kurios aš galiu piešti ką nors. Na tai tiek šią pamoką, ačiū už dėmesį ir tada sutiksime kitose pamokose.